Nežinau, ar jums gražu, bet aš pasidarau tokius šešėlius. Tai vat, man nesvarbu, ką jūs balsavot, iš vis net nematyt čia kažkokie akauntai, jūs man čia, ką jūs čia man balsuojat, aš savo fanų klausau, ne jūsų, suprantat. Ne, nebendrauju, aš nebendrauju. Žodžiu, gaila, kad nesimato jums taip, kaip per veidrodį matosi tokie gražūs šitie šešėliai, wow. Oi, man jie labai tinka. Wow, tokia šviesoj. Jie žiauriai gražiai atrodo. Aš nežinau, ar jūs matot, bet jeigu mano nosėje plaukai, atsiprašau. Labai gražus. Žiauriai gražus. Šitas Olandijoje aš pirkau iš tokios merginos Saros. Nu, aš nenoriu jokių relationships. Nieko, gal jis man gražus, jo. Ką jūs čia iš vis įsivaizduojat per nesąmonės? Atrodo, čia jūs tūkstantmetį į prietį matot. Atsipeikit, žmonės, chill. Ta prasme, aš galiu pasakyti, kad aš pas Eminemą į JAV važiuosiu, blet. Paimsiu, nusipirksiu bilietą ir važiuosiu į Ameriką dabar. Pasidarysiu pasą ir varysiu Ameriką, blet. Atsipiskit jūs nuo manęs, nahui. Ar čia melas, ar čia tiesa, koks jums skirtumas, blet? Lygtai jūs čia man šikną valysit su kažkuo. Nu jau, tu atsiprašau, bet per daug jau čia. Komentuoja čia man belenką jūs. Ar čia net tiesa, net nežinau aš. Net nežinau. Tai pradėkime nuo to. O čia, blet, what the fuck, tu žiūrėk, kas Lietuvoj vyksta, nahui. Gaudyk pedofilus, nahui, visus. Gaudyk pedofilus, gaišena. O čia mane komentuok, tu, blet. Atsipisk nuo mane, sakau. Gaišenas kažkokios čia priėjo, what the fuck. Gerai, tęsim toliau. Negaliu aš dabar, taigi darausi makiažą, what the fuck. Žmogus su manim laivus daro, viešus betlus daro, net nečiešina manęs. O kai čiešina kažkokie ten paltukai, grubai, ten kur liečia, tai jum nebaisu čia nepavojinga, ne? Čia nepavojinga, blemba. Aš parodžiau tiesiogiai, kad žmogui nesvarbu, kad vaikinas mano šalia, žmogui nesvarbu, kad aš jo nekenčiu, žmogus paėmė man ir užpakalį palėtė. Tai ką čia dabar seniai leisi? Tai eikit gaudyt kitokius, nahui, iškrypelius, ką jūs čia kliedėt, man iš viso, what the fuck. Man net pikta ir šlikštu, ką jūs čia komentuojat, jūs faktų nematot, faktų nežiūrit. Faktų nežiūrit, nematot jūs. Komentuojate man kažką.
žiauru, kiek aš turiu spaudimą išgyventi. Ar jūs sumokėte? Jau čia prisirinko kažkokių klajumų. Grinai raštas kaip klajumo. Klajumai, piskis čia, prašau, dinkis čia, nahu, gerai. Ar kiti kažkokie, kur Lietuvos komikai, jūs stengiatės, jūs darote kažką, bet pagalvokite patys. Kodėl su jumis tik tai Lietuvoj bendrauja ir kitose šalyse nebendrauja? Dėl to, kad jūs gyvenat neteisingai visų pirma ir jūs elgiatės neteisingai visų antra ir jūs net nenorit elgtis teisingai dėl tam tikrų priežasčių. Tai gadėm, iš vis. Kaip jūs čia užsidegę visi esate ties šitų klausimų? Nors čia net netiesa gal. Gal aš jums melavau. Gal manęs niekas nekvietė. Gal čia kontentas. Gal čia kontentas yra tiesiog. Bet jūs tikite, bet kuo, ką jums pasako. Tai nenuostabu, kad mes ir Seimo turime tokį, kokį mums pasako. Nes jūs tikitės kuo, ką jums pasako. Tai yra tiesiog neįtikėtinai žiauru, jeigu trumpai tariant. Time stealers. Tiesiog tragedija. Kas čia užpirko kažkas komentatorių, aš nežinau, tiesiog man tikrai labai keista, bet žinokit, ką jūs man sumokėtumėt kažkiek pinigų, tai gal ir nevaryčiau, Sumokėkit 10 štukų, man nevarysiu pizdu. Ne, čia buvo melas. Taip, aš neslėpsiu, aš jį stalkinu, taip. Dabar normaliem žmonėm. Taip, aš neslėpsiu, aš jį stalkinu, taip. Taip, aš neslėpsiu, aš domiuosi apie jį tikrai. Aš peržiūrėjau beveik visus intervus, bet daug neradau. Tai aš tikrai nežinau. Man jis atrodo labai gražus, man jo veido bruožai tikrai labai gražus. Bet aš galbūt per prasta, jo, logiška, gali būti taip, faktas. Aš nieko neturiu, irgi faktas, visiškai nieko neturiu. Aš stengiuosi turėti, Olandijai stengiuosi turėti, bet kažkaip niekur man nepaeina. Nežinau, Lietuvoj čia galvoju paeis, nes mano vaikinas žinomas, turi daug draugų, tokių kaip Paulius, Deivis. Bet kažkaip irgi nesvarbu. Nežinau, kodėl, suprantat. Nežinau. Atrodo, aš ir kalbu tvarkingai ir jau Pauliui tikinau, kad manęs verta klausyti, Tarkim, tam tikrus dalykus aš pasakau tikrai įdomius. Bet žmonėm vis tiek neužtenka aplinkiniam.
Nesvarbu, kad aš Pauliui kažką įrodžiau, nesvarbu, kad aš Deiviui kažką įrodžiau, nesvarbu, kad aš Dačaveliui galbūt kažką įrodžiau, ne? Čia aplinkiniam žmonėm jiem nesvarbu. Jie vis tiek, tu dirbsi, tu eisi, tu kentėsi, nes tu nedainuoji taip, kaip man patinka, tu nedarai makiažą taip, kaip man patinka, tu nesirengi taip, kaip man patinka, tu nekalbi taip, kaip man patinka, tu neparduodi sielą savo ir mum nepatinka, tu neparsiduodi ir mum nepatinka. Tai, blet, jums teks mane nužudyti, sakau, žinokit. Aš neparsiduosiu, sakau, savęs aš nekeisiu. Aš tobulėsiu jo, bet savęs aš nekeisiu. Ir aš ieškosiu išeities, iš čia ieškosiu vis tiek, bet kokiu atveju. Jūs įsikalkit savo smegeninės, prašau. Ir jeigu man reikės, aš rasiu tą darbą čia. Gal aš ar per daug ir nesistengiau, tiesą sakant, labai. Tikėjausi, gal kažkas iš pažįstamų per pažįstamus man pasiūlys, bet ne, nes yra baimė, nes aš darau TikToką, nes mane žino daug žmonių, nes nenori niekas prieštarauti tam tikriam žmonėm, ne? Nelabai nori prieštarauti. Ir aš, beveik galiu. Tai... Dieve, šitą šešėlį tokia tobulė. Pažiūrėkit. Ir taip, aš neturiu jokios depiliacijos. Aš neturiu implanto fucking. Pas mane blogai sutaisytas dantis. Šitie dantis yra pusiau protezuoti. Taip, aš šlykščiai atrodo, pas mane atauga greit plaukeliai ant kojų. Ir aš negalėsiu būti su maudomuku ten tikrai. Daug aš negalėsiu jo, dėl to hidžabas bus the best. Tai, taip, logiška. Kažkam atrodytų, kad aš neverta taip, nes kažkas turi daugiau pasiekimų, galbūt per skausmą, parsidavimą, per skausmą, išdavystės. Gal turi didesnį tą pasisekimą, ne, per kažkokius kyšius, papirkimus ar kažką panašaus, galbūt turi. Ir aš tokia, kur niekad blogo nieko nepadarusi, ne, bet galėčiau. Tai, nežinau, sakau, gal tipo, kai kurie tie minimalūs trūkumai manyje, gal jie nublanks, jeigu čia tiesa. Bet mes net nežinom, ar čia tiesa, pirmas dalykas. Tai vat, nežinau, nes aš pati susigrūžinsiu toj, ir viskas. Ir in the end, aš rengsiu su hidžabu savo ir viskas. Aš neturėsiu nei ten kažkokios trumpos suknelės, nes man visos per mažas. Man korsetai visi per maži. Apart to balto ir rožinio, bet čia per daug bus awkward su jais būti dienos metu, kai karšta. Jeigu aš ten varysiu, aš turiu vieną ten vakarinę kažkokią tai aptamtą suknelę, ilgą suknelę, ne? Tokia neaptamta, bet biškai aptamta, ne? Ir hidžabą. Ir dar turiu savo seną hidžabą. Tai čia bus the best, nes aš neturiu šaibų ant vaksingo ir ten shitty things, bet aš noriu turėti pinigų, jo, aš noriu. Dėl to gal man padės, gal ir nepadės. Nežinau, sakau. Aš pati nežinau. Viskas bus gerai. I need a time. What did you think? Blet, vėl reklama. What is this? Angelas. Nedarė laivo. Gal ir darant gerai esi
jaunas, jis gali turėti merginų, aš nesakau, kad aš čia būsiu jo kažkokia tai mergina, suprantat. What the fuck, iš kur čia tikrai botų kažkas pripirko. Čia tik nesakykit, kad vėl iš Gretos čia visą atėjot. No. Iš Gretos, vėl iš Gretos, tai what the fuck. Nu, žodžiu. Nežinau, ar gerai. Gal gerai. Kaip antrą reikės tai padaryti, tai aš nežinau. Bet biškai matau, kad pasisukus negerai. Oh, baby. Negerai. Jo, negerai. Žinau, kad negerai. Pati pirma ir pasakiau šiaip, kad negerai. Niekur nesiruošiu, tiesiog treniruojasi daryti makiažą. Mokinuosi, kitaip tariant. Praktikuojasi. Tipo kaip namų darbai. Žinot, kažkas panašaus. Gerai, dabar žinau, kaip išblendint reikia. Diana esu, bet čuvako foto. Tikrai klajumai išradinga. Tikrai išradinga. I don't know. Nežinau. Gal visai ir nieko. I don't know really. Nu, žodžiu, realybė tai tikrai kitaip atrodo biškį. Galiu pasakyti. Neaišku, kas ten už tų fake accountų, žinot, lankosi, tiesą sakant, jeigu taip pagalvojus, kam žmogui, kuris neslepia savo tapatybės kažkokiem blogiam tikslam, kurtis paskyras su kitų žmonių nuotraukomis netgi. Tai gal ir užsuka. Niekada nežinosi, kas čia praeina, žinot. Kur tu čia žinosi? Kaip tu čia žinosi? Paulius galėtų pačekint per IP adresas kažkokius kažką. Something like this. Galėtų. Bet nežinau, kaip paprašyti. Biškį bijau. Ir vėl tas privatus numeris. Ko tu nori? Tu daunas. Eik ir, nežinau, susiras kokią kekšę, tada ką tu čia man skambinėjai, what the fuck? Nežinau, aš nežinau. Eik, tu daunas, pats tu jame. Debilas kažkoks. Ir trečią kartą man šiandien skambina, jisai lopas kažkoks. Šlikštynė. Dabar tai jau negražiai šnekėjo lopas. Laura, čia grinai čia Laura draugas, koks nors pacukas tikrai bus.
Ir taip jūs patsukai iki 25 visi patsukai. Man visi būsit patsukai. Iki 25 metų jūs esate visi patsukai. Todėl, nes aš esu vyresnė, taip. Ir jūs visi patsukai. Ir jūs būsit patsukai. Nu, paskui, kai užauksite, kai būsit Laura metų, ar tam Pauliaus metų, ne, tai jau būsit jau nebe patsukai. Galbūt senukai, o galbūt ir vaikinai gražus. Čia jau priklausys, kaip jūs gyvenat. Nu, privatus numeris, jo, jeigu išjungčiau telefoną, tipo... Jeigu ką aš norėjau sakyti dabar? Jeigu išjungčiau telefoną... Jeigu išjungčiau telefoną, aš galėčiau pamatyti. Julija, labas. Paulius sakė, kaip ir norėtų mane palydėti, tai nice. Tik pirmą reikia įsiaiškinti viską. Na, jeigu aš būčiau saugi, tai aš varyčiau ir vieną, tiesą sakant, nežinau, sakau. Anyway, dačelis yra labai gražus. Žiauriai gražus. Toks gražuliukas tikras. Ir taip mielai šoka. Labai gražiai šoka. Bet aš aišku tikrai esu per prasta jam 100%. Nu gal nesu per prasta, bet gal tiesiog jisai turi kokią tai kitą. I don't know. Somebody tell me what is going on in here. I cannot reach my connection with God. That's how it... Somebody, please save me from here.